Sveiki, šiandien yra šeštadienis, balandžio 13 diena ir šiandien oficialiai prasideda 2024 metų Lietuvos drifto čempionatas. Mes pajudam iš Jonavos link Šiaulių, kur šiandien vyks pirmasis Street lygos etapas. Tomas jau mūsų ten laukia, vakar vyko treniruotė, apie ją, manau, papasakos daugiau pats. Šis sezonas prasideda kiek kitaip. Bent jau man asmeniškai drifto sezono atidarimas asocijuojasi su Matsūriu, tačiau šiandien ne Matsūris. Matsūris vyks ateinantį savaitgalį, balandžio 20 dieną, kaip jau visiems įprasta, driftiškėse. Ten ir kviečiu susimatyti, o dabar šokam iki garažo, pasiėmam keletą daiktų ir susimatom jau Šiauliuose. Žmogus apatija, žmogus norai kuklus, žmogus velniškai bijantis stebuklo. Šiandien varžybų diena, vakar buvom treniruoti, pasivažinėjom gan smagiai, viskas tvarkingai. Ryte atsikėlus, tai buvo lietinga, visur šlapia. Sudeginom vieną komplektą padangų naujų. Na ir tiek. Norma, nenorma. Maks, labai gerai. Pala, dar mašina nesikurs. Dar mašina nesikurs. Pažiūrė, ar normaliai girdėsi, net nežinau. Ką, bandom kurti. Bemso bairiai prasideda. Eik! Pirmą kartą. Liuk. Varau, žodžiu. Matosi, kad dūmai jau kyla, vadinasi, ištausėjau. Liuks. Žiūrėsi man sausio. Radiatorius praplyšė ko gero. Tai taškė. Mačiau vieną vaiką, nežinau, gal jam 10 metų šalia mūsų kitų stovi, tai dabar mačiau, tai visai neblogai, sakyčiau, važiuoja, ne? 10 metų. Ieškau prie ko priskabint. Supratau? Tai čia nerandu kol kas. Nei vieno normalaus važiavimo atrodo nepadariau. Ką tik esam po pasitarimo su teisėjais. Papasakot dar sykį trasą, nes mes jau važiavom vieną treniruočių sesiją, tik tai ant šlapio. Galima sakyti, padarėm gerą darbą, tai ją išdžiovinom, kaip teisėjai šmaikštavo. Dabar normaliai, dabar treniruosimės jau pagal užduotį, bandysim pataikyti į clip-in zonas ir suvažiuoti kvalifikacinę liniją. O kaip gausis, pamatysit. Aš nežinau, kur yra laisvė, pasiklystu, ką vadins namais, kur dingo tie visi. Žiūrėkit, kiek dronų seka paskui jį, netgi 3. Aš nežinau, kur yra laisvė, pasiklystu. Neblogas jo važiavimas, mačiau, kad puikiai visai susirinko įskaitinės clipping zonas. Startinis numeris 33, Tomas Stankevičius. Gal šiek tiek stiliaus ir kampo vietomis pritrūko, bet Tomas Stankevičius kol kas saugus, 79 skaitiniai balai. Kiek gavau? Kiti daugiau negauna, ne? Nu, bet reikia virš 8. Reikia virš 8. Aš pirmo nepataikiau, a ne? Aš jau pats pamačiau, kad nepataikiau pirmo ir jau okei, galvoju. Bet tai dūmino visai, bent per video atrodo. Nežinau, savo toks. Man atrodo, vos net dar galėčiau, žinok, slėgą daugiau. Bet nekeliam, dabar nekeliam, viskas gerai buvo. Gali pamatot koks savo? Taip, aišku. 1.8. Ne, žinau, čia. Taip, tu tiesiog sėdėk. Myslė, gali pamatot koks oras padangosi dabar, su kiek važiuosim. Gerai. 1.8. Nu, bandom. Pabandysim.
Vakar su didesniu važiavau. Gerai. Audriukas Kasparui tikrai nesėkmė, bent jau kol kas sudėtingai. Rimta. Čia yra rimta. Ponios ir ponai, tiesiai į atitvarą ir... Mysle. Ką? Ar matei, kaip nusirašė per laivą? Jo. Pažiūrėkit, ar skyšiai ten išbėgo ar ne. Ten tikėtis kažko. Bet taip šūkės parskrido, kad jau papa. Reikia. Pravažiuoja Bairaną ir tada iškart išvažiuoja ir gali sotkų. Okay. Tomas Stankevičius. Ar Sigitas Mockus. Abu tikrai talentingi. 15 ir 18 atitinkamai pagal kvalifikaciją. Laimės be proto, bestsellerių neparašytų, neparduotų. Sustos laikrodžiai, ištiksęs ruduo. Išduos, koks buvo mano vaidmuo. Aš nežinau, kur yra laisvė. Ar išsigąsiu, ją sutiku. Tik štangą 120 kg būčiau ką tik kilnuoju. Ir į kitą etapą keliauja Tomas Stankevičius, numeris 33. Pėsti kartu. Po 30, top 32 kovos, pirmos, turim pergalę, šiaip ne taip, priešingas, lygiavertis galima sakyti, taip uždusau. 2 važiavimus tik suvažiavau, širdis kolatuojas nesveikai. Gali net numušiau kažkodėl tais. Pataisysi? Gerai? Gerai? Gerai. Normaliai. Šiaip aš galėjau jo nenumušti. Man atrodo, bent jau taip, aš galėjau nenumušti. Bet gavas, kad sulindau ten visai. Plačiau reikia. O tas kur? Gerai. Plačiau vadinasi. Tadas Stašelis ir Tomas Stankevičius. Tadas įrodė, kad pravažiuoja puikiai, važiuodamas priekyje, kaip su spaudimu reikalai. Klausimas įdomus. Tadas Stašelis panašu, kad su spaudimu turi gerų žinių, viskas atrodo pakankamai gerai ir labai sklandžiai. Geras spaudimas, geras šiais ranas. Na, Tomas Stankevičius irgi turėtų susižerti tam tikro aplodismentų. Laimėjo 53 numeris Tadas Stašelis. Baigėm kelionę ties top 16. Greičiausiai žinau, kur klaidą padariau. Pasižiūrėsim pakartojimą. Bet ką darysim, mokomės iš klaidų. Aš nepersimečiau ten, kaip prieš tai persimečiau, nes ant pirmo klipo per arti buvau ir neturėjau tiesiog kur dėtis. Ir gavosi, kad nepersimečiau kaip reikia ir tiesiog ant stabdžio sėdėjau, belė kaip atitolau. Negalėjau priartėti, žodžiu. Dausiai ko gero arti buvo manis. Tiksliai, dar galegi pamečiau, va dėl to aš panašiai. Ir ten net nepaliečiau. Nu, žodžiu, sąžiningai pralaimėjau. Stiprus oponentas, ką darysi. Ai, sulaužė man slengstį. Pabučiau. Dar bamperis turi tilpti, žinai. Gal netgi skaičiu geriau.
šiukšlės įsivežam. Не очень. Ne karvė ryšį, kitas. Štai žinau, kur yra laisvė, kur yra pradžia. Lyg ir čia, bet į čia tai mano laisvė, kartais kur čia. Štai žinau, kaip ji atrodo. Ar ji šalia 7 ryto, kai kava liftas apačia.